Treneri, pirmasis etapas buvo toks ganėtinai sunkus, išėjo kaip trečia komanda. Dabar nušlavėt varžovus namuose, visus laimėjot išvyką ir užėmėt pirmą vietą. Žaidimo kreivė taip stipriai pakilo į viršų? Aš manau, kad gal ne taip stipriai nereikia čia girtis. Gal išmokom kažkiek kaip nugalėti, kaip sunkiais momentais buvo čia ir šitam etape. Tokių sunkių dalykų, bet vyrai kažkaip daug geriau kaunas negu anksčiau. Kas lėmė šiandien tą tokį banguotą žaidimą? Pabėgo 17, sumažėjo iki 2, vėl 15. Iš ankstinis džiaugsmas, per ankstinis džiaugsmas, todėl kad jau galvoja, čia viskas gerai einasi, mes jau kalbėjom su kolegai. Mums neramu, kada taip lengvai viskas einasi, varžovai taip nepasiduos, taip buvo su Lietuvos Rytu, taip dabar. Taip kad reikia mokytis dar tas kautis arba išnaudoti savo privalumus. Būti tarp 16 stipriausių komandų Europos taurės turnyre Juventus didelis pasiekimas? Aš manau, kad taip, bet jeigu įvertina žmonės ar sponsoriai, dar kažką. Panašu, kad žmonės pradeda vertinti, nes šiandien žmonių kaip per Europos taurės rungtynes Utenoje tikrai buvo labai daug. Galų galiai jie patikės, kad mes iš tikrųjų žaidžiam dėl jų.